Evangelija pagal Matą, 18 skyrius nuo 12 eilutės. Parašyta. Kaip jūs manote, ką padarytų žmogus, kuris turi 100 avių ir viena nuklystų? Argi jis nepaliktų 99 kalno papėdėje ir neitų ieškoti prapuolusios? Ir jei atsitiktų taip, kad jis ją surastų, iš tiesų sakau jums, jis džiaugtųsi dėl jos labiau negu dėl 99, kurios nebuvo paklydusios. Taip ir jūsų dangiškasis tėvas nenori, kad pasimestų bent vienas iš šitų mažutėlių. Dažnai žmonės, turėdami 100 eurų, vieną pameta ir neieško. O čia kalba net ne apie pinigus, o apie mus. Žmonės praranda draugus dėl to, kad draugai nebuvo draugais, dėl to, kad draugai nesielgia taip, kaip jis norėjo ir užbrogė tą draugą. Čia kalbam apie dievišką savybę, kuri pergyvena dėl tos vienos, nes jinai buvo jo. Jis pergyvena ir 13 eilutė labai gražiai taip nukreipia į teisingą mūsų stovį. Tai yra į reakciją, kuri atitaiso stovį mumise, kad mes nežiūrėtumėm atsainiai į smulkmenas gyvenime, nes gyvenimas ir susideda į smulkmenų. Pasakyta, ir jei atsitiktų taip, kad jis ją surastų, matot, ir jei atsitiktų taip, reiškia žmogus, jisai masto, jis pergyvena, jis klausia. Klausdamas ir bendraudamas, jisai supranta, su kuo jis bendrauja. Jis eina, derinasi, kad suprastų, su kuo jis bendrauja. Ir jei atsitiktų taip, kad jis ją rastų, tai jisai ne pats ją rado, bet kažkas jam padėjo ją surasti. Ir sako, kai tai įvyktų proceso pabaigoje, iš tiesų sakau jums, jis džiaugtųsi dėl jos labiau negu dėl 99, kurios nebuvo paklydusios. Jos nepaklydusios, jos buvo tvarkoje, jos buvo paklusnios, jos klausė ganytojo žmogaus. Ir su jomis viskas gerai, bet viena ne. Galite net pamatyti dėl tos savybės, aš nežiūriu pro pirštus į tą savybę. Aš neuždarau ir nelaikau ją dėl savęs, aš tą savybę einu. Ir išvystu, kaip šita savybė yra atkertama. Ir dėka šitos savybės manyje atsirado dieviška savybė, kuri elgiasi teisingai, kuri reaguoja teisingai, kuri gyvena teisingai. Teisingai tai taip, kaip tai savybei teikia gyvybės žodis Dievo. Ir užbaigia, kad mūsų Aba tėvas, visagalis Dievas, niekada nenori, kad pasimestų bent vienas iš šitų mažutėlių. Ir žodis mažutėlių, jis kaip vaikas, jis ieško santykių su Dievu ir leidžia Dievui jį gelbėti, nes nenori, kad jį kas nors kitas gelbėtų. 15 eilutė, jei tavo brolis nusidėtų prieš tave, eik ir nurodyk jam į jo kaltę, bet ne viešai, tebūna tai tik tarp jūsų. O jei jis nekreips dėmesio, pasikvies dar vieną ar du, kad bet koks kaltinimas būtų patvirtintas 2 ar 3 liudytojų parodymais. Jeigu jis jų nepaklausytų, pasakyk apie tai bendruomenės susirinkimui. Na, o jei jis atsisako ir susirinkimo klausyti, tebūna tavo santykiai su juo kaip su pagoniu ar mokesčių rinkėju. Ir čia kalbama ne apie šiaip brolį, o apie savųjų susirinkime esantį brolį. To pačio susirinkimo bendramintį. Čia pasakyta, kuris nusideda prieš mane. Mums nereikia laukti, kada jis ateis atsiprašyti, čia nekalbam apie tai. Aš žinau, kad jis prieš mane nusidėjo. Jeigu prisiminti žodį mažutėlis, mes galim pamatyti giliau čia. Jis mane įtakoja. Elgtis kaip moko krikščionybė. Jis mane įtakoja pačiam save gelbėti. Jis skaudina mane, elgdamasis su manimi taip, kaip Dievo žodis nemoka elgtis. Mes žinom, kada brolis nusideda, kai jis nemyli, kai jisai abejingas man. Ir kaip minėjau, nereikia laukti. Nereikia eiti apkalbinėti
su kitais. Nereikia tapti pletkininkais. Reikia eiti ir nurodyti jam į jo kaltę. Bet ne viešai, tai būna tai tik tarp jūsų. Bet kad nueiti ir nurodyti jam jo kaltę, pas mane turi praeiti dieviškas procesas. Atleidimo jam procesas. Atleisti, tai reiškia Dievo jėga išsilaisvinti iš nuoskaudos. Tai labai būtina, nes dėka nuoskauda kaulai pradeda džiūti, kartėlis. Visada sakau, nežiūrėkit pro pirštus, kai jums kerta brolio sieliškumas. Kai jūs išduoda, užgauna, niekada nežiūrėkit ir neįgrūskit save į kažkokią tai iliuziją. Pripažinkit, kad tai skauda, eikit pas tėvą, kad Dievas padėtų jums atleisti. Jis visada padės jums atleisti, kaip jis parodys, kiek tau atleido mūsų viešpats Ješua. Ir kai tas skausmo nebeliks, o liks tai gailestingumas tam žmogui, kuris nežino, ką daro, tada mums reikia eiti, tik tada, nes šventoji dvasia tik tada bus su tavimi ir padės ir duos išminties, kaip nurodyti į jo kaltę. Pasirodo, kad mūsų bendruomenėje bus įvairiausių žmonių, kurie bus merdėjantis kaip ta šakelė. Jie nekreips dėmesį į tavo žodžius. Ir tas nekreip dėmesio nėra toks paprastas nekreip dėmesio, jie turės šalininkus, tai šalininkais, kurie sielniai stumdo šiandien dvasinius žmonės, jie sukurs intrigą, kad tau dar baisiau gali būti. Bet jeigu tu esi iš tiesų tas, kas esi, Dievo mažutėlis, pasitikins juom, pasikviesk dar vieną ar du, kurios taip pat tas žmogus įskaudino, nes tu negali pasakyti vienam ar dviem, kad taip įvyko su tavimi. Jie neliūdintojai, jie tik tai tie, kurie girdėjo tavo pasakojimą, bet tu turi atrasti dar vieną ar du žmonės bendruomeniai, su kuriais taip pat pasielgia kaip su tavimi ir kad trys atėję patvirtintumėte, kad jis neteisingai elgėsi. Tai mums duota dėl to, kad mes neardytumėm tai, ką Dievas stato. Nes jeigu pradėsim nuo viešai, tai tas žmogus gali net laikyti. Bet toliau pasakyta, jeigu jis ir jų nepaklausytų, kai mes ateinam tryse, tada, sako, reikia pasakyti apie tai bendruomenės susirinkimui. Tada Dievo tauta meldžiasi už jį, o ne užmėto akmenimis. Parodo jam dar daugiau jautrumo, meilės, gailestingumo, nes meilė Dievo mumise, jinai sunaikina velnio darbus. Na, o jei jis atsisako ir susirinkimo klausyti, tada tavo santykiai su juo tebūna kaip su pagoniu ar mokesčių rinkėju. Ir daugelis, ir aš suprasdavau, kad tai iš vis reikia nukirsti, nebegalvoti, nebekalbėti, to žmogaus nebėra tavo gyvenime, taip kaip daugelis šiandien elgiasi, kai krenta kas nors, kai su pasaulėje kas nors. Jie užsiblokuoja tokie akmeniniais veidais, kuriuos įvardina kaip šventėjų veidais, jie atsisako tokių žmonių. Ne. Dievas sako, būtent su pasauliečiais elgiantis mums reikia parodyti dar daugiau meilės, dar daugiau kantrybės, jautrumo, atvirumo, nuoširdumo, bet Dievo tvarkoje, o ne taip, kaip jie norėtų. Ta prasme, aš jums jau kalbėjau, kad jūs turėtų atrasti atstumą, dievišką atstumą su tai žmonėmis, bet neatmesti tų žmonių. 18 eilutė, iš tiesų sakau jums, tai, ką jūs uždrausite žemėje, bus uždrausta ir danguje, o tai, ką leisite žemėje, bus leista ir danguje. Mes matome dar kartą pasikartojančius žodžius šitame skyriuje. Mes turime uždrausti sieliškumui manyje ir jame. Kaip? Per bendravimą su Dievu. Leidimo šventai dvasiai. Uždrausti tai mumise. Pakelti tai, kas vykstam dabar čia su manimi, mano mintimis. Kas liečia tą žmogų. Ir tai bus pakelta ir bus uždrausta danguje. Ir kai įsikiš Dievo tvarka į tai, tada bus tik tai Dievo šlovė ir Dievo karalystė plėsis. Dar kartą pasakysiu,
sako viešpats, jeigu kas iš jūsų dviese susitars žemė dėl kažko ir paprašys, bus jiems tai nuo mano tėvo danguose. Kad susitarti neužtenka simpatizuoti žmogui. Neužtenka, ir čia ne apie tai, kad mes labai panašus ir norim to pačių dalykų. Susitarti, tai visų pirma kalbama, kad įgyti išmintį. Nes mes dažnai prašom ir negaunam, mums reikia paprašyti, kad uždrausti kažką, mums reikia paprašyti ir gauti atsakymą, ar mes dabar uždraudžiam teisingai. Čia kalbam apie mano ir šventosios dvasios santykis. Ir kai mes susitarėm, nes jinai man patarė, išmokina kalbėti, tada aš prašau ir bus tai man iš tėvo. Kaip? Kodėl? Todėl, kad tėvas duos man išminti, kaip pasielgti ir su tuo broliu. Ir kai aš padarysiu tai, kai man tėvas sako, jisai jau veiks tą žmogų, nes mes visi gyvenam Dieve. Toliau pasakyti, todėl, kad ten, kur du ar trys susirenka mano vardu, ir ten aš esu tarp jų. Tuomet prie Kefą ir paklausė, mokytojau, kiek galima atleisti nusidedančiam prieš mane mano broliui? Ar ne 7 kartus? Ne 7, atsakė Ješua, o 70 kart po 7. Ir aš įsitikinęs, kad jis iki galo ir nesuprato to, todėl jisai ir paklausė, spręsdamas pagal savo supratimą, tai ką man iš vis negyventi? Tai ką man tiek daug kartų reikės atleisti? Ir jis pasako tokį labai ribotą skaičių 7 kartus, tai jam dėl jo jaučia kažkas, tai nors 7 skaičius yra daug. O Ješua sako, ne 7, o 70 kart po 7. Tu pastoviai atleidime gyveni. O atleidimas, kaip jau kalbėjau, priklauso nuo tavęs ir manęs. Aš stebiu, atleidęs esi ar ne. Supykau aš ar ne. Dievo karalystėje tokių dalykų nėra su manimi. Aš dažnai dėkoju, kai pamatau, kad aš susierzinau, supykau, sureagavau neteisingai. Aš kai rašiau šitos žodžius jums, su manimi vyko toks dalykas. Aš atėjau į darbą ir darbe mane pasitiko vienas kolega, jaunas vaikinas. Jis priėjo prie manęs ir pasisveikino, bet šalia buvo dar 3 kolegos. Ir aš pagalvojau, kad kaip elgiasi pasauliečiai, taip ir su jais dabar reikia pasisveikinti. Ir aš ištiesiu vienam ranką, jis neduoda. Aš įsigandau nuo minties, kas dabar su manim bus, jeigu jis man nepaduos rankos. Aš šipau tą ranką ir pasakiau, jeigu duodi, tai duok, jeigu neduodi, neduok. Ir su kitais pasisveikinau. Nu ir lyg tai nieko neįvyko, ne, bet žiūriu, kad aš supykau. Kodėl jis nepadavė man rankos, ką aš šiukšlė? Aš jam nieko nepadariau, kodėl jis tai manim pasielgė, aš sumačiau, kad įėjo kartelis ir apmaudas. Ir tada aš sakau, Dieve, gelbėk mane. Padėk man atleisti dabar tam žmogui. Aš supykau. Ir šventoji dvasia iškart prisilietė, guosdama ir sakydama, ko tu? Tugi žinai, kad jie nežino, ką daro. Jie net nemato, ką daro. Nepykant jo atleisk. Ir aš pasimeldžiau, pasigailėk to žmogaus. Aš jam atleidžiu, Dieve, dėka tavo gailestingumo man. Ir aš visą laiką patikrinu, ar aš iš tiesų atleidau. Patikrinu per tai, kad aš susitinku su tuo žmogu ir stebiu, kokia mano reakcija. Ir jeigu nėra pykčio, gailestingumas, šypsena veide, noras pasisveikinti, viskas tvarkoj, aš atleidęs esu. Jūs suprantate, ką reiškia? Mes turime gyventi gailestingume. Vaikščioti gailestingume, nes atakuoja ir bando mus velnias, kuris vaikšto aplinkai priamojantis liūkas, visapusiškai iškirsti, išmušti iš Dievo karalystės.